Ir aš turėjau tą vieną naktį, kuomet man pervirto viskas. Kalbėsiu gydytoją ir gydytojas sako, bet žinai, sako, čia 30% moterų taip atsitinka. Aha, ir niekas apie tai nekalba. Ir niekas apie tai nekalba, ir tada galvoju, bet kodėl? Nes tai, kad man reikėjo pagalbos, niekas nežinojo. Bet atrodo iš išorės, kad tau labai lengvai sekasi naviguoti visą tai. Tam ir socialinė medija, kad ten rodytum tai, kas tau iš tikrųjų labai gerai sekasi. O yra visai. Niekam nėra taip lengva būti vienišam, kaip žmogui, kuris nuolatos sukasi gausybėje kitų žmonių ir kuris yra atsakingas už daugybę žmonių. Taip dažnai žmonės žiūri tave ir sako, o tu stipri, gerai, aš tau dar truputėlį įdėsiu. Tu atradai kažkokį tą ryšį su dieviškumu. Koks skausmingas kelias, kai galvoji, kad viskas priklauso tik nuo tavęs. Kiek iš tikrųjų, kiek streso, kiek baimės, kiek nerimo, kiek atsakomybės ir kaip yra sveika iš tikrųjų staptels ir supras, kad tu varžtelis, sraigtelis tame, kas čia vyksta. Atrodo, labai tu priimi visą savo dalis. Man įdomu, yra kažkas, kas sunku tau yra priimti. Man nepatinka, kad aš bręstu. Ir kai sakau žodį bręstu, tai mano galvoje tai skamba senstu. Apie tai net nekalba. Sveiki, mėlyjeji, prisijungia į Įsikvėpti būti. Aš esu Elena Kundro ir su mumis šiandien yra Jurga Vidugirienė, kuri yra Uma motina. Uma su 2 raidėm. Jurga yra ta moteris, kuri mano gyvenimą, skaičiau, visai pakreipė, atvėrė naujus klodus, pakvietė mane prisijungti prie Masters of Calm festivalio prieš 8 metus. Ir tai buvo tikrai toks naujas etapas, todėl labai džiaugiuosi, kad galiu čia tave turėti ir pasidalinti tavo tikrumu, tavo autentiškumu su pasauliu. Ir manau, daug ko ir įsikvėpti. Toliau iš tavęs ir kitiems pasidalinti tavo įsikvėptų gyvenimu. Aš žinok, niekada nežinau, ką sakyti žmonėm, kai jie taip gražiai giria. Aš tik tai bandau kvėpuoti ir suprasti, kad aš jau įsiterpti ir... Oi, tai tiesiog priim, kad iš mano širdies aš labai vertinu, labai džiaugiuosi ir ką suprantu, kad tu net nesistengdama kažko čia man padėti, pakreipti manęs kažkaip, tiesiog būdama savimi, mane ir įkvėpė ir pasiūlė ir tiesiog gyvenimas per tave mane nuvedė, atvėrė tos dalykus. Tai realiai apie tai man yra, kad man nereikia daugiau nieko būti, tau nereikia nieko būti, apie ką visas šitas yra projektas, kad mums nereikia nieko daugiau būti apart savim ir priimti savo tą žmogišką dalį, kokia jinai yra įvairiapusiška ir tai jau yra dovana pasauliui. Tai mano pirmasis galbūt klausimas, ne galbūt, o tikrai mano pirmasis klausimas yra, kas dabar tavyje gyva? Su kuo atėjai dabar? Kas tavyje vyksta? Oi, aš šiuo metu esu tokiam gražiam bėgime ir tame bėgime yra visko. Ir šiandien grįžta Vyrų kalvės akademijos vyrai iš savo misijos Kalavijas. Ir dalis manęs jau pasitikinėjo juos kažkur Kaune. Aš šiandieną buvau susitikime su rimtais buhalteriais. Aš karts nuo karto darau rimtus dalykus. Tokius, kur žmonės daro. Paprastai kiekvieną dieną turi rimtų susitikimų. Aš šiandien čia su dukra. Tai reiškia, esu ir mama. Aš savo vyriausią sūnų palikau namie, tai šiek tiek irgi mano viena smegenų dalis galvoja, ar jis tikrai padarys visas užduotis, kurias aš jam palikau padaryti ir ar džiugins grįžti namo. Tai man atrodo, kad kame aš esu, tokiam sukūry visko. Ir karts nuo karto, žinai, tas chaosas, jisai kartais sukasi manyje, o kartais prieš mane. Ir taip kartais ranką įkiši, ištrauki, kažką apžiūri, įdomu. Paleidi ir ten toliau sukasi. Tada vėl įkiši ranką, vėl kažką ištrauki, sufokusuoji ties tuo dalyku ir vėl toliau judi. Man atrodo, gal šitas gebėjimas išsitraukti kažkurias detalės leidžia truputį neišprotėti ir nepasimesti situacijose, kurių yra 1000 per dieną. Aha, aš žinai, dabar pasakyk, kad dabar tavyje tai gyva, bet man tave stebint pastaruosius 8 metus, aš atrodo, kad visada projektų įvairių ir daug, ir tas sukūrys, ir šeima, ir bendruomenė, ir visi, žinai, ką tu veiki, atrodo, yra buvę, kad tau nors be sūkurio gyvenimas. Kartais būna, žinai, kada būna? Duše būna. Kur stovi duše
ir su nieko nereikia kalbėtis. Nu, su savimi, jeigu nori. Ir žiūri taip gražiai tyška vanduo. Ir ten cukrų nėra. Aš kartais labai mėgstu, nėra lengva, bet karts nuo karto aš labai mėgstu kažkur truputėlį pabėgti nuo visų, tam, kad galėčiau turėti vieną vienintelę funkciją. Žinai, vat, visai neseniai aš buvau tokia mažytė kelionė, 2 naktų mažoj kelionė. Tik 2 naktų. Tik 2 naktų. Atrodo tokia ilga. Taip, atrodo gyvenimas apsivertė ten per tas 2 dienas, 2 naktis, bet aš ten galiu būti tik turistė, pavyzdžiui. Ne vadovė, ne mama, ne kažkokia lektorė, ne gyvenimų keitėja. Tiesiog paprasta turistė. Valgyt ledus, kai noriu, arba dejuot, kad karšta, jeigu noriu. Geras. Ir ką girdžiu, kad yra tas sūkurys gyvenimo ir tu kartais jautiesi, kad esi tame sūkuryje, bet kartais jautiesi, kad išsitraukia kažką ir esi išlipus iš to sūkurio, ar visą laiką yra tas jausmas, kad sūkurys yra ne tavyje, o tu tiesiog išsitraukia kažką pasižiūrėti. Nu, tas sūkurys, jis kartais, aš jame, kartais jis manyje. Man atrodo, kad šitaip geriausiai vardinti. Aha, bet aš taip jaučiu, kad taip greičiausiai ir yra, kai žmogus turi daug įvairių veiklų aplinkui. Ir man atrodo, vien būti mama jau yra full-time job. Būti 4 vaikų mama yra 4 kart full-time job. Ir tada būti visų projektų kažkokia dalimi. Tai yra dar kiekvienas projektas yra dar vienas etatas. Bet atrodo iš išorės, kad tau labai lengvai sekasi naviguoti visą tai. Tau kažkaip taip labai iš savęs, labai ten ir ta socialinė medija, pasidalinimai ir visos veiklos, atrodo, kad tu vis laik tokiam tekėjime. Man labai įdomu, kaip tu pati tame jauties. Na žiūrėk, mes socialinė medija, tam ir socialinė medija, kad ten rodytum tai, kas tau iš tikrųjų labai gerai sekasi. O yra visaip. Aš tau dar prieš šitą pokalbį sakiau.